Šiuo metu organizacija Gelbėkit vaikus visoje Lietuvoje globoja beveik 100 dienos centrų, kuriuos kasdien lanko beveik 1000 vaikų. Utenos dienos centras vienas jų. Būtent čia vaikai iš šeimų, kurios patiria finansinius arba socialinius sunkumus, sulaukia pagalbos, paguodos, o taip pat įgauna socialinių įgūdžių. Kol mažieji padedami centro darbuotojų ruošia pamokas, vyresnieji kepa karštus sumuštinius ir čirvinius blynus. Vaikų gyvenimo realybė, su kuria kartais vis dar susiduria centro vadovė Eglė, kraupi ir nesuvaidinta, o darbas su vaikais vyksta net ir tuomet, kai oficialios darbo valandos baigėsi. Mes turim atvejų, kada vaikai tikrai gyvena sąlygom, kur neturi stalo, ar ne, namų darbų darymui. Ar mes inicijuojam, kad jie jį turėtų? Taip. Ar tada nekyla klausimas, kodėl mes inicijuojam? Ir kurgi yra ta pagalba, kuri turi būti? Yra tekę atveju pirkti batus žieminius. Pačiai. Iš savų lėšų. Tai paauglius, kurie burnoje turi 3 dantis. Paauglius tie, kurie ateina su batais, bet be kojinių, nes jų neturi. Ir vaikus, kurie pas mus ateina taip sumušti, kad nėra sveikos vietos ant kūno. Tai va tokia yra mūsų šių dienų realybė. Kaip pavyksta su tuo susidoroti pačiai emociškai, turint net 3 vaikus? Sunku. Visą laiką sakau, kad mes galim būti tų vaikų ateitis ir tik tai prisidėdami ir padėdami vieni kitiems pasieksim rezultatą. Pati esi nuvargus grįžus iš darbo? Ne kartą. Būna tokių momentų, kada darbe apsikabinam ir verkiam, nes tiesiog reikia išverkti. Taisyklės, kurių privalo laikytis kiekvienas net ir kūrybinių veiklų, pavyzdžiui, molio dirbinių lipdymo metu surašytos pačių vaikų. O už pasiekimus mokykloje dienos centro darbuotojai išvykomis skatina vaikus dar labiau stengtis ir kabintis į gyvenimą. Patirdami patyčias mokyklose, psichologinį ar fizinį smurtą šeimose, susidūrę su nepritekliumi vaikai, pasak centro vadovės, jaučiasi nesaugus, pradeda nepasitikėti savimi, nukenčia jų mokslai. Ir jeigu tėvai nepastebi arba sąmoningai nenori pastebėti vaikų problemų, paguodos jie ima ieškoti gatvėje. Buvimas čia, pasak centro vadovės Eglės, padeda mažinti vaikų nepriežiūrą, gerina fizinę, emocinę sveikatą, bendravimo įgūdžius, motyvuoja mokytis ir siekti geresnių rezultatų, o kartu būti drąsesniems bendruomenėje ir visuomenėje. Kartais vaikai atėję į mūsų centrą, jie pirmą kartą ir išgirsta tą klausimą, nuoširdų klausimą, kaipgi tau sekės. Nuoširdų klausimą, kaip tu jauteisi, ne apie poreikį, ar tu esi šiandien pavalgęs. Kas liūdniausia, kad netgi būna taip, kad jie atėję pas mus į centrą pirmą kartą ir pavalgo. Bet apie tą žmogišką jausmą, kuris visą laiką lydi, kaip tas vaikas, būdamas su ta maža širdele, turi susitaikyti su tam tikrais labai skaudžiais dalykais, kurie visą laiką jį lydi. Tai tikrai yra didelė dalis vaikų, kurie ateina čia ieškoti ramybės, ieškoti vietos, kur jie gali pritapti, kur jie nebus žeminami. Tas tikėjimas jais tada suteikia noro jiems čia būti.